Šiandienos kompiuteriuose negalime išvysti žmogui įprastų trimačių vaizdų. Netgi naudojant specialius 3D akinius gaunama tik apytikslė erdvės aproksimacija, nes žvelgiant iš bet kurios pozicijos matomas visiškai tas pats vaizdas. Tačiau du informatikos fakulteto studentai sukūrė kompiuterinę rega pagrįstą 3D vaizdo sistemą. Be abejo, tai nėra išrastas dviratis, tačiau mūsų sistema turi begalės privalumų, kurių neturi kitos. Pavyzdžiui, jinai veikia su belenkokia vaizdo kamera, jinai yra labai pigi, pakankamai greita, parašyta ant Javos, taigi veikia visose platformose. Eilinė internetinė vaizdo kamera filmuoja prieš monitorių sėdintį asmenį, o specialūs kompiuterinės regos algoritmai nustato jo akių padėtį erdvėje. Gautos koordinatės atitinka virtualios kameros padėtį 3D scenoje. Priklausomai nuo galvos padėties keičiasi ir matomas vaizdas. Kamera filmuoja vaizdą, pagauna geltoną žymę arba kokią nors belenkokią kitą žymę. Pagal didžiausią tos spalvos žymę nustato galvos padėtį. Ir tuomet pagal galvos padėtį parenka perspektyvą vaizdo. Ši sistema demonstruojama mūsų sukurta 3D gyvatėle, kur galima ne tik plokštumoje vaikščioti, bet ir į gylį. Itin plačiai ir paprastai ši sistema gali būti pritaikyta kompiuteriniuose žaidimuose. Programuotojams tereiktų reguliuoti virtualios kameros padėtį pagal gaunamas koordinates. Papildytos realybės priemonės atveria kitas pritaikymo galimybes.